Šiandieninė vartotojiška visuomenė sukonstruota žmogaus poreikių ir instinktų tenkinimo kryptimi. Dažno žmogaus gyvenimo tikslas tampa nuolatinis malonumų siekimas. Šiandieninė aplinka skatina siekti vadinamo kabutėse normalaus gyvenimo, o tai reikštų dirbti ir užsidirbti pinigus tam, kad juos išleistum patogaus ir prabangaus gyvenimo kūrimui. Filosofai, psichologai, psichiatrai ir kitų sričių specialistai kuria skirtingas teorijas apie žmogų. Vieniems žmogus tai instinktyvus ir savo poreikius tenkinantis padaras, esantis gyvūnijos piramidės viršūnė, dominuojantis ir disponuojantis visa likusia kūrinyje. Kitiems teoretikams tai ne tik dominuojanti būtybė žemėje, bet ir laisva nuo savo instinktų. Tai yra poreikių tenkinimą galinti atidėti ir net retkarčiais visai jų atsisakyti, vardan aukštesnių idealų. Pavyzdžiui, vienas garsiausių pasaulyje psichiatrų Zigmundas Freudas sakė, kad žmogaus esminis gyvenimo troškimas yra siekti malonumų ir juos tenkinti. Kitas ne ką mažiau žinomas psichiatras ir psichologas, logoterapijos įkūrėjas Viktoras Emanuelis Franklis laikėsi oponuojančios pozicijos, argumentuodamas, kad esminis, kartais net nesąmoningas žmogaus gyvenimo troškimas yra rasti prasmę visame kame. Toliau savo teoriją Freudas tvirtina, kad jei žmogus ieško gyvenimo prasmės, jis serga. Franklis į šį drąsų teiginį atsako taip: jei žmogus neieško gyvenimo prasmės, jis tuoj sirgs. Viena kitai prieštaraujančios teorijos kuria skirtingų žmonių modelius. Freudo konstruojamą modelį pavadinkime Homo sapiens instinctus vardu, o Franklio Homo sapiens libertas. Būsimos instaliacijos erdvė yra Lietuvos zoologijos sodas Kaune. Jame gyvena skirtingų rūšių gyvūnai, kurie yra uždaryti skirtingose narvuose. Laikomi gyvūnų poreikiai yra tenkinami. Jie nejaučia alkio, nes kasdien duodamas maistas, nejaučia skausmo, nes gydytojai rūpinasi jų sveikata, nejaučia šalčio, nes gyvūnams pastatytos specialios pastogės, kurios saugo nuo atšiaurių oro sąlygų. Būsima instaliacija bus sudaryta iš 2 dalių. Viename iš zoologijos sodo narvų bus patalpintas tikro dydžio miegančio žmogaus muliažas. Prie to narvo pritvirtinta lentelė su Homo sapiens instinctus užrašu. Po šiuo užrašu būtų ir aprašas apie Zigmundo Freudo teorinį žmogaus modelį ir jo ypatybės. Kitas šalia esantis narvas bus tuščias, o jo apsauginis tinklas išlaužtas. Prie išlaužto narvo pritvirtinta Homo sapiens libertas lentelė su Viktoro Franklio teoriniu žmogaus modelio aprašu. Taip pat pridėta ir kita lentelė su užrašu: būtybė šiuo metu pabėgusi. Atsiprašome už nepatogumus. Kad kuo daugiau žmonių pamatytų instaliaciją, bus panaudota reklama, kuri kvies į zoologijos sodą atvykti ir apžiūrėti atvežtus naujus eksponatus. Atvykę žmonės tikėsis pamatyti naujų egzotiškų gyvūnų, vietoj to ras neįprastą reginį su paaiškinimu, kad tai yra meninė instaliacija. Kuriama instaliacija skatins atkreipti žmonių dėmesį į inertišką malonumo tenkinimo reiškinį vartotojiškoje visuomenėje. Skatins tai palyginti su zoologijos sodo gyventojų natūralia, tačiau gyvuliška instinktų tenkinimo sistema. Instaliacijos tikslas – išprovokuoti skirtingas reakcijas, diskusijas ir tam tikrą žmonių savirefleksiją. Atsakyti klausimus tokius kaip: kokia mano gyvenimo prasmė, kuo aš skiriuosi nuo gyvūnų, kokiam žmonių modeliui aš save priskirčiau.